Sielos iš Arktūrijaus dažnai būna labai sąmoningi žmonės, puoselėjantis dvasinę išmintį. Jie gali pasidalyti daugybę įžvalgų, tačiau jie yra gana tylūs žmonės. Jie nesiekia būti žinomi ar garsus. Arktūrijaus žmonės yra linkę linkti antrame plane. Dažnai jie būna už įtakingųjų esantis įtakingieji žmonės, kuriuos visi pažįsta, bet apie kuriuos niekas nėra girdėję. Juos dažnai traukia metafizikos ir dvasingumo studijos, kur jų įžvalgumas ir išmintis yra labiausiai vertinami. Arktūrijaus sielų disfunkcinis aspektas yra slaptas maištas prieš normalias socialinės struktūras. Jie mėgsta maištauti vietoj to, kad mestų tam iššūkį ir jas reformuotų. Arktūrijaus sielos gali pradėti gyventi slaptus gyvenimus, kurie leidžia jiems išreikšti save, kai tai netitinka visuomenės normalaus suvokimo, užuot pasisakę už tai, kad gyventų pagal savo sielos tiesą. Jei Arktūrijaus sielos dalyvauja verslo pasaulyje, jos dažnai tai daro užkulisiuose ir labai aukštame lygyje. Jie yra ramūs, aiškios nuomonės, labai tikslingi, dažnai puikūs patarėjai ir labai įžvalgūs žmonės. Jie nebus generaliniai direktoriai ar verslo lyderiai, bet jie bus tylūs, įtakingi asmenys, esantis už lyderių nugaros. Tai gali pasireikšti kaip vadovų treneris, kaučeris arba aukšto lygio verslo konsultantas. Jie taip pat puikiai tarpininkauja, sudarant investicinius sandorius. Arktūrijaus sielos geriausiai save parduoda, kai turi galimybę asmeniškai pasikalbėti su potencialiu klientu, geriausiai akis į akį. Jie dažnai yra geriausiai saugoma paslaptis savo pramonėje, o naują verslą randa per rekomendacijas. Jie gali sukurti neįtikėtinai didelius žmonių tinklus, tačiau niekada nesigiria, ką pažįsta. Ačiū, kad žiūrėjai ir tikiuosi tau patiko šis video. Jei nori sužinoti, ar tu esi Arktūrijaus siela, tai gali padaryti susisiekus su manimi aprašymo skiltyje pateiktais būdais. Susitiksime sekančiame video.